su tais greičiais man būkit geri paaiškinkit, aš keliu rankas į viršų. Kai būna greičiai 90, po to 70, po to 50 ir 50 greičio pabaiga. Mes paprašėm 2 tarnybų, kad jos mums atsakytų, tai kokiu greičiu galima važiuoti, kai baigėsi štai šio ženklo apribojimas. Abi tarnybos mums atsakė, kad galima važiuoti 90 km/h greičiu. Nenurimau, žinokit, ieškojau informacijos, nežinau kaip, štai patvirtintas, su pavardėm, su viskuo. Ir aiškiai sako, šis ženklas, kai norime panaikinti šiuos ženklus. Bet kai važiavimo greitis ribojasi palaipsniui, statomi vienas paskui kitą kelio ženklai 329 ir reikia panaikinti visų ženklų apribojimus vietoj 330, tai yra kur su konkrečiu greičiu, turi būti naudojamas 336, tai yra kur daug perbraukta, bet viduj nieko nėra. Visų apribojimų pabaiga. Jei čia būtų ne 50, o visų apribojimų pabaiga, tai yra 336 ženklas, va tada sutinku, kad už to ženklo galima jau važiuoti 90, o jums 80 km/h greičiu. Jeigu panaikino tik tai 50, vadinasi, toliau lieka galioti 70.